Tai aptariam prancūzų hitus, kuriuos Baltos lankos leidžia išvertę į lietuvių kalbą ir viską čia nerealiai padarė, kad nori parodyti, kaip lietuviai kietai varo. Jie leidžia ir kūrė ne ką prastesnių muzikinių knygelių ir ant šitos knygelės viršelio yra viena pavardė, kuri turėtų atkreipti dėmesį žmonių, kurie nėra gal vaikeliai, yra labiau tėveliai ir mamytės ir vaikštai grupės solo ansamblis koncertus, nes Vytautas Leidstrumas po to, kai nulipa nuo scenos ir nustoja būti žvaigždė, kūrė kartu su Chebra nerealius dalykus, kurie primena man ir mano vaikystę, nes čia yra tikrai tokių hitų, kuriuos dainuodavom ir mes, apie kurmį, kuris po žemę, kur tamsu gyvena ir kamarėlę turi, o pažiūrėkit, kaip neblogai kurmis buvo, su kurimi buvo pasišnekėta. Man atrodo, kad čia irgi tas etapas, kai norėsiu patikrinti, ar puslapiai plyšta. Ir tai yra tik tai viena iš Vytauto ir kolegų kūriamų knygelių. Aš mačiau Baltų lankų lentynose ir Gaidelis, kuris sugriovė pono dvarą, sėdi čia. Taip, ir dabar žiūriu toliau Šiaudas žaryje ir Pupa pagal brolius Grimus, taip kad atkreipkite dėmesį į tai, kokių gražių dalykų daro mūsų poetai ir kompozitoriai.